Drauge padėk. Kaip angliškai pasakyti, kad dėl skonių nesiginčijama? Yra keletas būdų išreikšti šią mintį angliškai. Paprasčiausias variantas tiesiog pasakyti, kad skoniai skiriasi. Tastes differ. Tastes differ. Supratau. O kaip dar galima kalbėti apie skonių skirtumus? Anglų kalboje yra gražus posakis "There is no accounting for tastes", kuris irgi vartojamas šioje reikšmėje. Leisk pakartosiu. There is no accounting for tastes. Gal galėtum pažodžiui išversti visą sakinį, kad geriau įsiminčiau? Žinoma, sakinio vertimas į lietuvių kalbą būtų toks: nėra jokios apskaitos skoniams. Kitais žodžiais, skonių neįvertinsi ir neapskaičiuosi. Tu buvai teisi. Tastes differ skamba paprasčiau negu there is no accounting for tastes. Bet aš jau įsiminiau abu variantus. Thank you, my friend.